Sveiki bičiuliai, labai ačiū, kad žiūrite Contribui, kad stebite, kad palaikote, kad esate kartu. Šiandien svečiuose du nepaprasti žmonės ir du nepaprasti pokalbiai. Tai bus viena laida ir antra laida, išdėliota į atskirus segmentus. Tačiau laida apie tą patį, laida apie tai, kas mūsų Contribui yra svarbiausia, tai yra, reiškia, gyvenimas gynybos plane tiek Lietuvos, tiek Ukrainos čia ir dabar. Saulės Milčių įkūrėja, vadovė Marija Dubickienė papasakos pirmoje laidoje apie tai, ką jie pamatė pačiam šviežiausiam, ką tik įvykusiam, reiškia, jų keliavime po Ukrainą, o jos bendražygis Arūnas papasakos apie Ukrainos kariavimo ypatumus, niuansus ir palyginimus su Lietuvos kariuomenė. Taip kad stebėkit, žiūrėkit, būkit kartu, remkit ir palaikykit Ukrainą kartu mūsų bendrame kelyje. Ačiū Jums labai. Gerą dieną, gerbiami Contribui ir YouTube žiūrovai. Ačiū labai, kad esat su mumis. Ačiū labai, kad savo buvimu kartu su mumis padedat Ukrainai, nes viską, ką jūs suaukojat į, reiškia, mūsų bendrąjį fondą, keliaujat tam, kad pergalė būtų arčiau ir kad gyvybė išsaugota ukrainiečių ir mūsų karių būtų kuo daugiau. Šiandien svečiuose Marija Dubickienė, Saulės Milčių vadovė, taip reikėtų pasakyti. Taip, ir steigėja, ir vadovė. Jo, Saulės Miltis yra labdaros fondas, kuris, nežinau, kiek vyko karas, tiek jūs jame ir buvote. Taip. Ar nuo to, reiškia, jau prieš 3 metus įvykusio, ar nuo 14 metų jūs? Ne, į karą prisijungiam tik nuo šių metų, nors fondų jau yra... Ne nuo šių metų, o nuo karo pradžios. Nuo karo pradžios. Nuo didžiojo karo pradžios. Nuo didžiojo karo pradžios, nors fondų yra jau 18 metų. Jis įregistruotas yra 2005 metais ir mes dirbam su vaikais sergančiais tuberkuliozę. Tai tik tai prasidėjus karui, grinai fondas orientavosi į tai, kad buvo pirma pagalba ir evakuotiems žmonėms, daug šeimų atvažiavo, mes važiavom padėti evakuacijai, taip pat pati pradžia buvo įvairūs poreikiai, tie patys paprasčiausi, kuriuos galėjo fondas padėti. Aišku, paskiau orientavomės jau daugiau į karinę pagalbą, į pagalbą našlaičiam, į pagalbą sužeistiesiems, į pagalbą kariams, kuriems reikalingas medicininis gydymas, taip pat ir žmonėms, kurie nukentėjo nuo karo, tai yra benamiai, kurie liko, moterys, vaikai ir aišku didžiuliai pabėgėlių centrai, kurie dar iki šiol neturi kur sugrįžti. Kad būtų viskas, kaip sakė, metodiškai ir sąžiningai, tai be abejo, kad įdomiausia ir svarbiausia mūsų dalis, galų gale mes šiandien susitikom irgi, turėdami jum prašymą, ypatingai apie kurį irgi pakalbėsim, bet nuo pat pradžio. Lietuvoje gyvena beveik 3 milijardai, 3 milijonai žmonių. Bet tokių kaip jūsų kompanija, reiškia, yra labai nedaug. Kodėl jūs rūpinotės, kodėl kūrėt fondą apskritai rūpinimusi vaikais, kodėl tu ir tavo žmonės užsiimat šituo dalyku, kas nėra labai jau dažnas reiškinys? Gal tikriausiai niekad aš gyvenime iš principo lengvų kelių neieškojau ir kur yra sudėtingiau, ten man yra įdomiau. Tai fondas buvo įkurtas dėl to, kad mes kažkada mamos, turinčios mažus vaikus, sėdėjom prie vyno taurės ir sprendėm, kodėl mūsų mokykloje skiepino mantų, o dabar mūsų vaikam nedaro mantų. Ir kodėl mūsų vaikų nediagnozuoja tuberkuliozę. Pasėdėjom ir sakom, po savaitės susiskambinam, kaip yra iš tikrųjų situacija. Ir po savaitės pasirodė, kad ta situacija Europoje mes antri pagal susirgimais tuberkuliozę. Ir tai prasidėjo veikla, kuri buvo susijusi su būtent tuberkuliozės prevencija, palaikymu vaikų, kurie yra uždaryti ligoninėse nuo 6 iki 8 mėnesių, nes tai yra nelengvai gydoma liga. Ir visa tai tęsiasi, ar ačiū Dievui, visai neblogai iki COVID-o. Kada COVID-o metu tuberkuliozė dingo, atsirado COVID-as. Iš tikrųjų buvo momentas, kai man buvo labai sudėtinga spręsti, kodėl Lietuva taip susipriešino dėl kažkokio skiepo, kaip kažkada kovojo dėl vienos idėjos. Ir tuo momentu iš tikrųjų fondas mažiausiai veikė. Ir kai prasidėjo karas, ten buvo tokia situacija, kad prieš karo pradžią visada mūsų fondas dirbdamas tuberkuliozės srityje dirbom su amžinatilsį Alma Adamkiene, Amerikos ambasada Lietuvoje, nes jie pirmi pasakė, kad bakterijos neturi sienų ir ta liga jinai plinta
prevenciškai po visą pasaulį, jeigu negydoma šalyje. Ir mes derinom mūsų susitikimą grynai tuberkuliozės klausimų, kaip padėka, ką aš toliau darysiu. Ir prieš pusmetį derinant susitikimo diena su mūsų prezidentu Valdu Adamkum buvo karo dienos pradžia. Ir aš, kai atėjau į prezidentūrą, degė visi ekranai, nes naktį buvo prasidėjęs karas. Ir tada pokalbis pasuko tikrai ne apie tuberkuliozę, apie tai, ką tu darysi, kaip visa tai vyks. Aš sakau, aš tikrai nieko nedarysiu, aš noriu pailsėti. Čia tas karas 6 savaitės, gal 2 mėnesiai, tikrai nesivelsiu. Ir sakau, noriu pailsėti, o čia vaikam galiu padėti. Dėl ko aš motyvavausi, pavyzdžiui, ir pradiniuose fonduose? Todėl, kad aš užauginau įvaikintą mergaitę, užauginau savo 2 vaikus, pastačiau verslus, turiu namus, turiu sveikatą ir aš manau, kad jeigu man Dievas tiek daug davė, tai vadinasi, aš turiu pasidalinti, nes į kapus aš visko nenusinešiu. Ir mano tas motyvacija, kad jeigu aš gyvenu gerai, mano vaikai gyvena gerai, mano anūkas gyvena gerai, tai vadinasi viskas ok, tai vadinasi aš esu pilnavertė ir galiu pasidalinti ir duoti kitiems žmonėms. Kaip vyko su karu. Pradžioj karo buvo nerimas ir aš manau visiems tai buvo. Fondo įdirbis davė tai, kad rėmėjų buvo daug, kurie aukojo ir jie aukojo, dabar jau derinant su pradžia, jie aukojo iš nerimo, išsipirkti savo taiką, savo ramybę. Atrodė, jeigu jie paaukos, pas mus karas neteis. Ir pradiniai pusėj metų aš neįsivaizduoju, kokie paramos kiekiai praėjo per fondą. Ir aš pati kovo 3 dieną pirmą kartą išvažiavau į Ukrainą. Pirmą kartą išvažiavau. Tai buvo antra mano kelionė į Ukrainą, nes prieš tai važiavau offroadiniais džipais į Karpatskį Kardon varžybas. Ir antra kelionė, karo pradžia, kada aš įvažiuoju į Lvivą, kur stovi blokpostai, kur nežinai kaip, kur padėti. Tik buvo vienas labai sėkmingas momentas, kad čionai pulkininko Ričardo Dumbliausko prašymų reikėjo padėti vienam kariui, kuris buvo evakuotas iš Kijevo mūšio. Ir mes susipažinom su Dmitrij Kaitaniuk, kurio darė operaciją Vilniuje, mes jam padėjom čionai ir aš tada nuo pat karo pradžios nesiblaškiau kaip kiti rėmėjai, bet man gavosi labai koncentruota. 79 brigada, 24 brigada ir aš iškart įvažiavau ir mane laukia tie kariai, kurie dalyvavo aktyviuose karo veiksmuose. Ir dėl to buvo labai lengva jausti pulsą. Pradžiojgi buvo desperacija liemenių, čia kažkas gamino liemenes, kažkas liejo, po to šalmai, po to tie patys peiliai, po to sausi daviniai, tada bet kokia medicina, tvarsliava. Tada dinamiškai karas mutavo, šita ekipiruotė, jinai kaip ir buvo iš principo aprūpinta, tada jau net turėjom telefonus Kijeve, kad jeigu karys eina be liemenės ir šalmo, tiesiog užtenka padaryti Kijevą skambutį ir arba vadas gaus nuobaudą, bet karys privalo nulinėse fronto linijose būti kipiruotas. Ir vėl, kada dinamiškai tas karas taip keitėsi, tada atsirando naujos sritys. Jūs, jeigu atsimenat, kiek buvo pabėgėlių į Lietuvą. Čia mes globojom 300 šeimų. Paskiau pusę tų šeimų aš jau vežiau atgal. Bet per kiemą šitam žaliam name gyvena dabar 2 ukrainiečiai. Jie gyvena nuo pat karo pradžios, labai šiaip faini žmonės, dirbantis, jokio jie ten nieko iš nieko neprašo, patys eina į darbą, patys išsilaiko, patys viską daro ir šiaip faini kaimynai. Tai ir gavosi tada įsiliejai, pasižiūrėjai, ko jiem čia trūko, kodėl jie čia neintegravosi. Tada važiavom ten, fronto linija stūmėsi tada link Charkovo, Zaporižės krypty, taigi krito Mariupolis, nes dar mano paramos įvažiavo į nekritusį Mariupolį. Ir jeigu atsimeni, kada mes buvom Amerikoje, aš tada kalbėjau, kad dar daužomas Azovstalis, o kiti sėkmingai Lvive ir Kijeve geria kavą. Ta prasme, ta 21 amžiaus surrealizmas, kuris buvo. Nes dar tada mūsų parama pasiekdavo vaikus ir motinas būtent Mariupolio mieste. Ir aišku, kai viskas kito, atsirado tie grynesni poreikiai. Atsirado automobiliai, kurie yra kaip raschodnai,
kaip lietuviškai raschotai. Nu, ta prasme, tai yra eikvojamas resursas. Eikvojamas Jie resursas. tiesiog dingsta su laiku. Jeigu pameni, pradžioje veždavom dronus, kokie tik buvo, auteliai, mavikai, vaikiški dronai, po to viskas technologiškai mutavosi. Tada atsirado įvairesni šachedai, kamikadzės, žvalgybiniai dronai. Tada tu orientuojasi į jau tikslišką poreikį, ko reikia kariam. Tada įsijungia Lenkų muitininkai, kur per Lenkų muitininkas įsidėjo šlagbamas dvigubos paskirties prekės, jos neįvežamos. Ties ta vieta aš pasakiau, dronų aš nevešiu, nebent pirksiu Ukrainoje, bet ką mūsų fondas gali, tai gali aprūpinti karius mašinomis, generatoriais, EcoFlow, ekipiruotė, tai yra irgi tas greitai eikvojantis resursas, tai yra apatiniai, maikutės, treningai, todėl kad dažniausiai sužeisti kariai, jie kartais atvežami į ligonės pirmą, ten palei fronto linijas, kaip yra pirmame, kur sutvarstomi, antroje vietoje jie atvežami tik tai su celofaninė ta plėvele. Jie neturi nei triusikėlių, neturi nei maikučių, nei nieko. Ir tas eikvojamas resursas jis yra būtinas, o kadangi genštabas yra didelis, tai kol poreikį tu užpildys ir kol ateis, jis ateis po 3 mėnesių, kada jau nieko nebereiks. Arba ateis, atskrido, visas resursas susinaikino. Tai yra va tie tokie daug struktūrinių niuansų, kuriuos tu supranti tik dirbdamas, būdamas čia. Ir jeigu sėkmingai mes įvežėm 110 konvojų, tai nuo 1 iki 110 jis yra kardinaliai skirtingas. Todėl, kad ir pabėgėlių centrai buvo turtingi, kažkuriuo momentu jiem nieko netrūko, nes visiems atrodė noras padėti. Dabar mes maitinam Dniepre žmonės ir tikrai, kas važiavo su manim savanoriai, gali patvirtinti. Tai yra, tu matai docentus, mokytojus, tai yra tikrai nebenamiai. Tiesiog nuo jų pavargo giminaičiai per 3 metus, niekam jiem nereikalingi, valdžiai Dniepre irgi niekam nereikalingi pabėgėliai ir jie tiesiog išmetami į gatvę. Jeigu ten, pavyzdžiui, koks yra odesitas, kuris padarė ten, man atrodo, Cherson pabėgėlio centras, jis globoja, tai tam centre dar turi patalynę. O kiti žmonės atsidūrė gatvėj. Vat mes užpraeitą kartą buvo mokykloje, kur yra senjorų prieglauda ir dėka mokyklos direktorės, kuri tiesiog uždėjo veto, kad aš neišmesiu senukų, jiem 80-70 metų, neišmesiu į gatvę, padarė vaikam nuotolinį mokymą ir jų apie 80 gyvena mokyklo. Jau stovi 8 urnos mirusių senukų, kurie netgi ten sugeba iš pensijų surinkti kariam dronų, bet sakė, mes nenorim būti palaidoti Dniepre, mes norim būti palaidoti, kada bus išvaduota Ukraina. Ir ta direktorė saugo tas urneles su pelenais, kad kažkada žmonės bus palaidoti laisvoje Ukrainoje. Ir maitinimas viskas laikosi ant savanorių. Ten iš viską ir kariai kalba, savanoriai padengia 50% viso resurso. Mes negalim aprūpinti BK, mes negalim įvaryti kovinių mašinų, bet viskas, kas reikalinga nuo batų, maikučių, energetinių resursų, tų pačių elektros plytelių, kur maistas, tai yra savanorių resursai. O kaip manai, aš dabar pagalvojau, ar valstybė yra tas didelis nerangus žvėris ir visur taip yra? Jeigu nedaug dievė atsitiktų karas, valstybė visada vėluoja, visada reikės savanorių turbūt. Kur bevyktų, kada bevyktų ir kas bevyktų? Aš manau, šitoj vietoje reiktų 2 momentus išskirti. Pirmas dalykas, kada vyksta okupacija ir deokupacija, valdžia įsijungia per 3 savaitės. Tos 3 karštosios savaitės okupuotoj teritorijoje niekas neveikia ir deokupuotoj teritorijoje jie išstūmė priešą, gyventojai liko. Vandens nėra, duonos nėra, niekas neveikia, struktūros nedirba. Tai va čia yra tos 3 karštosios savaitės, kur savanorystė yra 99%, kada uždengia trūkumus. Plačiuoju mastu žiūrint, kada vyksta karas, aš ne karė, aš savanorė mama, aš galvoju kitas dalykas. Fronto linija 2000 kilometrų viso.
Ir kiekvieną sekundę ten kažkas žūsta, taip pat ir vadas, taip pat ir pėstininkas. Reikia sudėlioti batalionus, reikia sudėlioti kuopas. Tai ta valdžia, kuri sėdi, plus lygiai taip pat subombarduojami resursai ir mašinos. Aš neįsivaizduoju, kaip apimti, ta prasme, ne kažkokiom lokaliom mūšio vietomis, bet visoje fronto linijoje išlaikyti stabilę logistiką, išlaikyti stabilų vadovavimą ir stabilę kontrolę. O tada, jeigu tu pasižiūrėsi į natulų, tai užnugarį, dar veikia sistemos, kurios aptarnauja tą nulinį kovojančių vaikinų resursą. Tai ten irgi ir dabar paskutinės, čia iš tikrųjų 3 dienų informacija, kad, sako, vadinasi, rusai turi tiek resursų, kad pradėjo daužyti užnugarį. Tai argi ne koks turi būti resursas, jeigu į tuščią mokyklą, kur dirbo vienas sargas, paleisti ir 3 kabai. O kam? Matomai tiesiog logistikos sandėlius bando apimti, todėl kad tą, ką daro ir ukrainiečiai, degina naftos bazės, tai lygiai taip pat rusai pereina išvis į kitokias kovos taktikas. Lygiai taip pat paskutiniam dienom klausėm ir flanginiai puolimai prasideda, ta prasme, neina tiesiogiai, bet eina supa, kad atitraukinėtų, naikina sandėlius. Paskutiniam važiavime pas mus vienoje kolonėlėje atėjo kariai, sako, aš galiu jums duoti bet ką, duokit turniketų. Vadinasi, turniketų yra antiek blogai ir visur, kur atvažiuoji, blogos kokybės turniketai mum kažkuriam dalinį atnešė. Tik šito neveškit. Tai žinau, kad Arūnas pasiėmė, kad parodyt kariam, kurie turniketai netinka. Tai, susprogdino nėra. Tu atvežiai, tai netgi, ir mūsų savanoriai su tuo tu surinkai, suvežiai, išdėliojai ir jeigu kažkur pasistūmė fronto linijose, viskas, jie bėgant ką, dar termiką, vadai sako, liepiam bent termikus, kad užsikištų už bronikų ir išsineštų iš pozicijų, o kiti metai ir išeina, tai ir visą ką resursą tu sukaupiai, arba jį susprogdina, arba patys išeinant susprogdina, kad neliktų prieš. Ir tada ta valdžia, tai jeigu mes bandom kaltinti tą didelį aparatą, jis iš tikrųjų didelis aparatas, bet koks jis ir bebūtų didelis, jis negali sužiūrėti tų niuansų. Yra dar specifiniai nuo vadų priklausantis niuansai. Jeigu geras vadas, jis turi arterijas iš valantiorų, iš užsieniečių, savo kanalus Ukrainos genštabe, kur viskas vyksta greičiau. Tikrai yra vadavietės, kur ir tos šviečiančios lentos kabo, kur jie mato visą strategiją. Ir yra vadavietėse, kur mes nuvežam monitorius pas mus nudėvėtus, kur jie naudojasi tais monitoriais. Ta prasme, viskas dar ir priklauso nuo tenai likusių žmonių. Bet ko tu gali reikalauti, jeigu, pavyzdžiui, dabar aš neatsimenu, man atrodo, 117 brigadoje atvažiuoju, tu matai vaikus, senukus tuos pačius, jie surinkti iš kaimų, jie atvežti iš vaikų namų ir jiem vadovauja, atsimenu, šaukiniu Tor vadas ir sako, supranti, aš tai buvau Stalius. Aš 2 mūšiuose vienas išgyvenau ir mane padarė vadu, o jie iš vis ginklo nelaikė. Ir tu matai... Ir iš jų padarytas yra kovinis vienetas. Taip, ir iš jų padarytas. Ir yra kitas dalykas, net jau man atvažiavus, tu matai, atvažiuoja į Krakeną, atvažiuoja į kitą kokią specbrigadą, jie išeina, jie žino, jie dirba. Ten atvažiuoja, tu jam duodi balaklavą, jis visas laimingas, мы за 3 недели будем в Бахмуте. Ir sėdi laimingi. Ir tada tau klinina smegenyse viską, kad tu supranti, kad čia stovi mėsa, kuri pati nesupranta. Čia labai yra dvejopa. Iš vienos pusės, kaip ir žiauru, kai stovi mėsa, kuri nesupranta, iš kitos pusės be jos, kažkaip turbūt reikalai nesidaro, o jeigu jinai supras, tai galbūt nebus kam kariauti. Tai čia niuansai, kaip sakant, karas nebūna gražus, mano akim žvelgiant, jis nebūna teisingas ir nebūna tie principai, kad čia turi būti sudėliota taip, kad gerai būtų. Tai nebus niekada gerai, visada bus truputį prievartos, truputį kažkokio tai, nežinau, bet
tas vidinis apsisprendimas turbūt irgi žmonėse, jisai tai pakyla, tai nusileidžia, tai pakyla ta motyvacija, nežinau, turbūt kaip sporte. Aš kartais savęs klausiu, kas būtų, jeigu man reikėtų eiti į mūšį ir jeigu taip atsitiktų. Tai aš neįsitverčiau turbūt motyvacijos, net nesilaikyčiau jos. Aš įsitverčiau disciplinos. Tiesiog privalau. Ta prasme, net jeigu aš nenoriu, net jeigu man nepatinka, net jeigu aš bijau, net jeigu man nepatinka, net jeigu aš įsivaizduoju, kad mes daug kalbam apie visuomenį, reiškia, arba socialiniuose tinkluose yra daug kalbos, kad apie neteisingus įsakymus, tenai dar visokius tokius dalykus, kur prarandami žmonės. Bet kartais, vėlgi čia iš mano patirties, kalbant su kariais, būna pripažįstama, bet kažkas turėjo tą dalyką daryti, nes kitu atveju, jeigu jie nedarytų, tai būtų prarandami resursai, vietos, atramos taškai, dar kažkas, tai ir kažkas turės pasiryžti ir visą tai ir iš mūsų darys. Ir aišku, kad turbūt sveikas protas sakys, nesąmonė visą tai. Ir dabar tai aiškinant atrodo, vėlgi, kai mes taikoje gyvenam, nelogika, kur čia nelogika? Tai karas turbūt nėra logika, apskritai jokia. Ir jeigu lieps kažką tai daryti, kas yra nelogiška, tai vienintelis dalykas, kuris, nežinau, mane turbūt įgalintų tai veikti, tai yra disciplina. Tiesiog privalai, savo pasakai, priesaiką daviau, tai einu ją vykdyti, kaip bebūtų. Iškart 4 momentai iškilo, pabandysiu, kad nepames daug plačio informacijos. Pirmas, 110 brigadoje, kuri vadavo Avdiivką, buvom susitikime po Avdiivkos kritimo. Ir mums pristatė kaip žiauriai gerbiamą vadą, didvyrį, ne dėl to, kad jis kažką padarė, bet dėl to, kad jo vadovaujamam būry žuvo tik 200. Todėl, kad jis ruošia operacijas ir saugo karius. Ir tai buvo, gal plačiau papasakotų Arūnas, nes jis labai daug su tuo žmogum komunikavo. Bet tai yra žmogus, kuris saugo kiekvieną resursą. Kitas apie tuos paprastus neparuoštus žmonės. Kai dabar visi rėkia blogai mobilizacija, nemotyvuoti žmonės, prasti kariai. Taip, mūsų prieš tai važiavime birželio mėnesį beveik 80% visų karo vadų, kuopų vadų sakė, kvaila mobilizacija, tai yra, kas gali būti nemotyvuotas karys, jis nei nori mokinti šaudimui, atvažiuoja, vieni bėgdavo į rusų pusę, kiti bėgdavo atgal. Daugelis karo vadų net laikėsi, nafik mums tas nedisciplina, priduodi automatą, priduodi ginkluotės, tu turi parą ir varyk iš čia, bet negadink disciplinos viduj. Ir kuo baigėsi? Kas stiok, kurie išėjo, kur tu pasidėsi, tavęs visi ieško, tau baudžiamoji atsakomybė, tau teismai ir po 2 mėnesių jie grįžta į tą pačią brigadą, grįžta, prisiduoda, pradeda mokintis, jis gal puikiai supranta, kad jis bus, bet jis dar gali išgyventi. Trečias momentas, į tavo komentarą, kurį sakei, tai aš labai ne vieną kartą rašiau, karys miršta ne tada, kada jį paliečia kulka ar skeveldra. Karys miršta, kada dingsta vidinė motyvacija. Ir kada dažniausiai tai nesusiję ir su tėvynė, ir su priesaika. Kada palieka žmona, kada žūsta vaikai, kada žūsta tėvai, kada mato tam tikrus neteisingus politinius veiksmus, kas liečia jo šeimą. Ir tada, kada jis praranda savo artimuosius, savo šeimos narius, savo pabratimcus ir jeigu pas jį neatsiranda tos meilės ir tada jis miršta dar būdamas gyvas. Tada jis eina išgyventi, o ne kovoti. Kol jis eina kovoti, tol jis kovoja. Jeigu jis eina išgyventi, jis skaityk jau yra miręs. Ir todėl ta mūsų važiavimas, aš daugiau sakysiu apie save. Kada moteris atsiranda nulyje, pirmoji zonoje, jie kartais sako, mes išgyvenam, nes laukiam tavęs. Tu nevežk mums daiktų, tu pati atvažiuok, nes tai yra viltis, tai yra siekiamybė. Ir buvo, ką kazokai sakydavo, pas mus visada būdavo ketvirtadienis. Ta prasme, mes įvažiuodavom pas juos ketvirtadienį apie 8 valandą skirtingais keliais. Sako, mes laukdavom visą mėnesį to ketvirtadienio. Ir kai atsisveikini, tu visada žinai, kad paskutinis atsisveikinimas, jie dažnai sako,
mes dar pasimatysim. Ir sako, kada skrenda sunkioji artilerija arba vyksta tu žinai, Maša priėdi, ta четверг, надо выждать. Ir ta moters atvažiavimas į pozicijas dažnai yra viltis ir išgyvenimo momentas. Ir, pavyzdžiui, kai manęs užduoda klausimus, kodėl tu tai darai, per šitus 3 metus, aš galiu vienareikšmiškai pasakyti, tai yra daugiau empatijos, motinystės ir moterystės principas. Nes tik moteris gali palaikyti vyro motivaciją išgyventi. Va šitam važiavime aš turėjau susitikimą. Nuo karo pradžios remiau vieną gradų padalinys, tankų padalinys ir šturmavykai. Tiesiog 3 vyrai, 3 kariai, kurie irgi kilo pozicijose ir pasirodo prieš paskutiniam, aš sužinau, kad tai yra 3 broliai. Vieniša mama užaugino 3 brolius, kurie buvo šachtiorai. Ir aš remiau, jinai į Pakrovską atvažiavo susipažinti su manim. Ir jinai yra ir tėvas, ir motina, ir tiem vyram išgyvenusiems yra didžiausia motivacija. Ir tada, kai tu būni tos stiprios moterys, ukrainietės, lygiai taip pat savanorės, aš manau, tai yra didžiausia jų motivacija kovoti už išlikimą, už tas motinas ir už savo tautos tęstinumą. Nes, moteris jinai veikia biški kitaip negu vyriškas. Ja priехал, ja навещу, ta prasme, pabratimės. Yra kitokia motivacija. Ir 4 apie palaikymą, tai buvom su 25 brigados vadais, tokiam kaip pavakarieniavime, nes mes ten būnam kaip valkatėlės. Tai vienam krašte, tai kitam ir jie padarė mum vakarienę ir sėdėjom. Ir sėdi ir tas jų vadas sėdi ir šypsosi, Marija sako 110 kartas. Tugi sako beprotė, sakau, ne beprotė, sakau, Dievas davė man, aš turiu pasidalinti. Sako, žinai, aš žiūriu į tave, kai tu važiuoji, tu veži, tai iš tikrųjų būna ypač sudėtingų situacijų ir ten. Bet sako, aš nežinau, ar aš važiuočiau į Lietuvą, jeigu karas būtų Lietuvoje. Aš nežinau, ar tą turėčiau motivaciją tiek padėti jums, kiek lietuviai padeda Ukrainai. Bet žmonės skirtingi. Taip, bet man buvo tas, aš į jį žiūriu, ten brigada, kuriai, pasako, aš nežinau, jeigu tai būtų pas jūs, ar iš savo komforto būsenos mes važiuotumėm padėti tiek jums, kiek lietuviai padeda jie. Aš pastebėjau tokį vieną dalyką, kad daugelis žmonių nežino. Ir abejoja, bet kai atsitinka, tai ima ir daro. Taip yra. Aš Lietuvoje pasižiūrėjau, gerai, pavyzdžiais reikia kalbėti, o ne kažkom tai. Mes visi buvom tokie, tas pats COVID šiandien paminėtas, ne? Kuris padarė ir takoskyrą tam tikrą bendruomenį, bet ta takoskyrą, reiškia, ta kitoji pusė, reiškia, ta tokia tamsos pusė, kur ten visi nesuprantantis, nežinantis, netikintis, jie buvo maži. Ką padarė iš nežinančių, abejojančių ir atsargiai žiūrinčių reikalų žmonių. 2 savaitės 5000 savanorių stiprus kartu. 2 savaitės ir žmonės netgi nepriklausydami jokiom organizacijom eina pas kaimynus, nešioja maistą. Niekada. Aš važinėjau po Lietuvą, aš tokius, kaip sakant, savanoriau laidoj tokioj ir aprašinėdavom tos visus, reiškia, reportažus darydavau apie visą tai. Tai pilna, kiekviename mieste, kiekvienam kaime atsiras 1, 2, 3, 10, 15 žmonių ir nemačiau ne vienos vietos, kur būtų, nežinau, senoliai arba negalintys savim pasirūpinti palikti, kad nieks pas juos neatėjo, nieks jų nepaklausė, nieks jiem nedavė, ne iš valdžios struktūrų, o iš paprastų žmonių. Tai mes tokie virtuviniai politikai visada esam dideli, bet kai reikalas yra, aš kažkaip nebejoju, kad didžioji, reiškia, mūsų dalis eis ir darys reikalus. Kitas klausimas, jeigu tai užsitęsia ir pradžioje jie eina patys, kurie supranta, žino, jiems svarbu, jie kelia vėliavą širdį ir eina į priekį. Paskui jų nebelieka, tada tokie biški paprastesni, ir dabar 3 metai karo turbūt tie, kurie 3 metus bandė išvengti karo, ne? Taip. Bandė išvengti tarnybos ir bandė išvengti savo pareigos ginti tėvynę. Ir jie dabar yra tie, kurie nori, nenori, turi fronte.
dirbti, Dirbti, juos taip. vis tiek paėmė. Bet čia tas pats liečia ir savanorius. Aš atsimenu tą desperatišką konkuravimą tarp labdaros organizacijų pradžio. Kažkoks košmaras. Aš galiu pasakyti, tai buvo pirmi momentai, kai aš galvoju, ar man to reikia. Kažkoks, kam paduosi, kam atiduosi. Ir dabar per 3 metus tie, kam reikėjo vardo, kas norėjo dėmesio, dažniausiai jie pavargo, nes labdarą vienas surinktas litas kainuoja 1000 uždirbtų, ne litas, 1 euras 1000 uždirbtų eurų. Labdaroj gauti pinigus yra daug sudėtingiau, o kai prasideda 3 metų nuovargis, pas mūsų krizės, mūsų ekonominiai, politiniai niuansai, tai tau surinkti labdarą tai yra pakankamai nuoseklus ir labai disciplinuotas darbas. Ir kai tu važiuoji, aš galvoju, kad mane motyvuoja, kai aš nuvažiuoju ir matau, kaip mūsų parama staigiai duoda paramą tenai, nes tu, kai važiuoji, ten mėnesio 2 periodais, tu labai aiškiai matai dinaminę kaitą to karo, ir ką aš kalbėjau, prie Donecko Stelos mes dieną atgal susitikinėjom, jokavom, fotkinomės, vienai brigadai perdavėm mašiną, kaip kietai. Ir sekančią dieną mes turėjom 4 ar 5 susitikimus irgi su tokiom save gerbiančiam brigadom, nes dažniausiai mūsų brigados būna ten, kur karšta, tu niekad nenuvažiuoji, kur jie gali ramiai tau kepti šašlykus. Ir atvažiuoji, 50 metrų nuo Donecko Stelos stovi naujas blokpostas ir jau ta zona už tos stelos yra aktyvių karo veiksmų zona. Ir tu įvažiuojant duodi video įrašą, įsirašo, jie nusiema atsakomybę, kad tu kaip karo volonteras važiuoji į poziciją, savo noru aš Marija Dubickienė važiuoju aktyvių karo veiksmų zoną ir man žuvus pranešti mano sūnui tokiu telefonu. Galiu pasakyti, tai stipru, net man su nurauta galva buvo stipru. Ir aš šitoj vietoj su daugeliu organizacijų po to tikrai motyvavau, kad ką reiškia važiuojant į tokias priekinės linijas komandos atsakingumas. Ta prasme, tu turi komandoj minimum vieną turėti profesionalą karį, nes tu važiuoji ne ekskursiją, ne ekspediciją, netgi turistaujant, kai eidavai į žygius, tu turi žygio vadovą, kuris žino, kaip tam tikroj sudėtingoj situacijoje išspręsti klausimą. Tai lygiai taip pat. Ten FTP-škės atskrenda greitai, kabas gali atskristi irgi bet kaip. Tai tu įvažiuojant, man iš tikrųjų paskutinės kelionės, kada važiuoju su Arūnu, kuris yra profesionalus karys, palengvina tam tikrą situaciją, kada tu įvažiuoji į karštą zoną. Tu jau neapsikrauni, aš žinau, kad jo nurodymai, jo tam tikri įsakymai arba patarimai palengvins visų savanorių arba mūsų komandos darbą toliau. Lygiai taip pat, tu nevažiuoji aklai, aš noriu pažiūrėti, kaip sprogsta, kaip kas mum išvažiavus po tos pačio blokposto. Bendrų susitarimų važiavom į 1 tankų diviziją, kuri yra labiausiai atitraukta nuo Prokrovsko. Ten kiekvieną tašką derinom su tais kariais. Kai kur apvažiavimai, kad pasiek tašką, siekia 50-80 kilometrų. Tai ant kiek tu negali iš anksto suplanuoti laiko, nes ta diena, kur Pakrovske mes gerdavom kavą, užtrukdavom 5 minutės, atsikroviai, nuvažiavai ir tu grįžti dar į Dnieprą. Mūsų tas dienos paskutinis susitikimas, aš manau, kad buvo apie 10 vakare, vien dėl apvažiavimų, nes dažnai į kiekvieną poziciją tu klausi, kiek pasistūmė, kokios yra kovos situacija, ar yra antpuolis, ar nėra antpuolio, nes tu derini kiekvienu, vos ne kiekvienam taške derini kitą tašką, jie susisiekia netgi kariai, ar tu gali įvažiuoti. Ir tada prasideda kitas niuansas, čia toks naujesnis savanoriam irgi kalbėjau su organizacijom, sakiau, grįžinėjant, mum visi pirmą kartą patarė vengti naktinio važiavimo, todėl kad daug DRG grupių
Ta prasme, jos įeina į teritoriją nuo 30 iki 40 km. Mes būnam nuo fronto linijos nuo 4 iki 8 km. Tai vadinasi, tu esi poveikio zonoje, tu neturi ginkluotės, tu neturi apsaugos, tu važiuoji, kur iš principė gali susidurti. Tai yra viena vieta ir tamsios paros metas, čia jau visiems kariam aišku, tai yra rizikingiausias dalykas. Tada kitas dalykas, kas prasidėjo vis dėlto, kai pas mus buvo laukiniai 97-ieji, netgi blokpostuose, kur yra ir karių, ir policininkų, ir neaišku kokios brodo, vis dėlto atidarius, jeigu tu veži brangų krovinį, gali sulaukti apiplėšimo. Aš iš pradžių galvojau, kad tai yra fake news, ta prasme, kad tiesiog gal gąsdina, gal ta, bet kada patvirtino iš 3 rimtų vietų, kad taip yra, mes su tuo tikrai nesusidūrėm, bet vadinasi tai yra. Neskaitant, kas jau viešai transliuojama, kad jeigu anksčiau tu galėdavai mašiną palikti, nes tu kai savanoriauji miegi bile kur, tai kažkur prie namų, prie kažkokių vietovių, tai dabar šitą vietą siūlo vengti arba turėti apsauginės saugomas aikšteles, todėl kad praduriamos padangos ir padeginėjami automobiliai. Jeigu jis kažkiek panašus į karių, nes taip naikinami ir karių automobiliai. Sugrįžkim dabar prie mūsų realijų, prie dabartinių, nežinau, apie paskutinį gal važiavimo pasikalbam, apie paskutinio važiavimo įspūdžius, čia turbūt iš pramogų galima sakyti, įspūdžius, realijas ir su kuo grįžot ir kokios, ką reikia padaryti ir kuom reikia padėti vaikinam tenai fronte jūsų rankomis ir jūsų gerumu. Jo, realijos manau, kad pagrindinės yra tokios, kad frontas laikosi ant labai stiprių karių ideologijos ir optimizmo, nes dinamiškai karas kinta tikrai ne pozityvia linkme šiai dienai. Antras dalykas, jeigu mes negalim kalbėti apie BK, apie amunicijos aprūpinimą, bet yra eikvojamasis resursas, tai yra mašinos ir generatoriai. Ir tikriausiai dėl ko aš padariau skambutį tau ir kas buvo, man pačiai didžiulis šokas, kas seka mane, jie tikrai matė 110 kazokų batalioną, kurį remiam nuo pat karo pradžios, jie stovėjo prie Guliai polė, 2 kart išėjo iš apsupties, vyrai, kurie turi savo kraujyje tą tikrąjį kazačestvą, ten ne bet kas galėjo papult, tas žmogus, kuris atėjo su savo individualizmu ir sakydavo jie tiesiog į savo ratą nepriimdavo, ten yra mes. Ir aš pirmą kartą nuvažiavau, supratau, ant kiek skiriasi karių motyvacija, kurie ateina su žodžiu mes ir ateina karys su žodžiu aš. Va toj kryptyje buvo labai tikrieji kazokai, tie, kurie supranta, kas yra tėvynė, ne tik žmona, nes jie žmonam palikdavo su vaikais, atšoliuodavo, pamušdavo priežą, grįždavo, pridarydavo vaikų ir vėl šoliuodavo ginti šalį. Tai va toj krypty tikrai jie stipriai laikėsi. Ir juos perkelė, kaip rotacija, kaip poilsio į Vugledarą. Ir perkelė be jokio evakuacinių mašinų resursų, be jokio resursų žvalgybai ir nuo žodžio jokio. Ta prasme, kada jau tau sako karo vadas, kad man tiks bet kas, net ir golfas tiks, tu supranti, kad yra labai bloga situacija. Mes bandėm dar Ukrainoje ieškoti varianto, kaip išspręsti šitą klausimą, bet po mėnesio beveik kelionės, tai buvo tiesiog neįmanoma rasti kažką. Ir dabar pati matau, ant kiek žmonės yra pavargę. Aš tikrai žinau, kad surinksiu, gal ne per pirmą savaitę. Šią savaitę sprendžiasi, kad viena organizacija pažadėjo man mėnesiui paskolinti mašiną kazokam, kad išvežtų sužeistuosius. Todėl, kad jie tiesiog neturi kaip iš karo lauko, o mūšiai išsiveš žmonių. Ir šiai dienai, aš nežinau, čia toks gal neetiškas, bet jų paskutinis pasakojimas buvo, kai atvažiavo
kitos brigados irgi tu sustiguoji, kad tu atvažiuosi, padėk išveš, nes ten toks sužeistasis, pakankamai saugioj zonoje, tu paskolink mašiną. Ir jie nuvažiavo, kraunasi, išvežė evakuotus sužeistuosius ir grįžo paimti tėvam žuvusiuosius. Ir sako, kažkada Marija atsimeni, tu vežiai lavonmaišius, atsimeni, po to žiauriai pykom, kad į šiukšlių maišus pakuojam. O dabar tu supranti, mes sprendėm. Į pikapą telpa normaliai 5 žmonės, su paspaudimu 11. Ir kurioje vietoje tada dingsta žmogiškumas ir moralė. Ir mes krovėm 11. Su paspaudimu, su pažėjimu, bet kad tėvai atgautų savo vaikus. Nes po poros dienų tu gali ir sužeistųjų neišvežti. Ir tai yra suskolinta mašinom. Kiek gali, tu tą vietą užsidengi. Galvoju, žinai, galima pasakyti, kiek ir kokių mašinų reikia, ne, dabar pasikalbėt, bet aš suvokiu, kad visų ir visokių. Tas atsakymas, kiek jų bebūtų, jų nebus per daug, nes jos yra eikvojamas resursas, kaip mes šiandien tai vadinam. Ir tai ką dabar mes galim padaryti? Aš manau, kad pirmas dalykas, ką aš vakar jau įdėjau postą, kadangi turiu nuostabų servisą, kurie už savo darbus neima pinigų, ima tik už detalės, jie pasiūlė, jeigu nesurenka didžiulių sumų, bent paprašy, gal kažkas turi, bet technikinis, pakankamai aprūdijęs, fasadas nesvarbu, turi būti važiuoklė, nesvarbu yra visi mūsų, kaip čia pasakyti, mūsų komfortui reikalingi kondicionieriai, radio arba ventiliatoriai. Turi mašina savo eiga važiuot, mazgai pagrindiniai važiuoklės, amortizatoriai, guolius ten pasikeis. Kuo senesnio modelio, vėlgi, kur mažiau automatikos, tuo geriau jos remontuojamos. Galbūt turi kažkur pas tėvus ar jiem varga, kurią remontuoja, ją perdavus, plus technikinės nepraeis pas mus tokios mašinos. Mes jas pasikelsim, atsiremontuosim, išvešim iš frontą. Antras dalykas, tos, kur reikalingi pikapai rimtesnė evakuacijai, tai yra mašinos, kur telpa bent 2 žmonės, 2-4 žmonės, kurie dalyvauja puolime. Ir aišku, pikapas, kur vežasi BK arba, kaip čia pulimet, minamет, kaip čia vaidis, telpa prisimontuoti į pikapą. Ir automatiškai ta mašina išmontavus ginklą tinka išveš žmonės. Tai aišku, šitos mašinos jos yra daugiau veikiančios. Vėlgi turim jau savo servisus ir Ukrainoje, kur jeigu kažkas atsitinka, mes galim ir ten, ta prasme, daryti remfondą. Tai vienas, arba kas turi nereikalingą savo vargo mašiną, su kuria vargsta, mes pasiimsim tą vargo mašiną, kuo greičiau išvešim tenai. Jeigu kas turi galimybę paremti finansiškai, aš šiai dienai jau užsimerkus, prašau, bent kad 10 000 sukapsėtų, tai būtų bent padorus apie 3-5 tūkstančiai automobilis. Ir po to yra jau mūsų kitas resursas, kaip jį nuvežti, atiduoti būtent koviniam vienetui, kuris yra arčiausiai fronto. Mes dabar išvis išvežam mašinas tiesiai ten, kur jos iškart dalyvauja. Ir paskutinių važiavimų buvo tokios, kur vežėm plazmas, televizorius arba generatorius. Netgi atsiprašau visų rėmėjų, kuriem nenufilmavau, todėl kad pavyzdžiui, 2 generatorių Pakrovske pasikeitus kovos situacijai, tai buvo vienintelė ryšio priemonė, užmaitinti ryšio priemonę. Mes nespėjom patys išlipti iš mašinos, generatorius kūrėsi, krovė Starlinkus, jungėsi kompos, nes dronus turi matyti ir jie laukia, žinodami mūsų, 3 valandas be jokio energetinio resurso. Tai čia mūsų gal organizacijoje tas prioritetas ir yra, kad kada tu važiuoji dažnai, tu labai žinai poreikius ir žinant poreikius, tu būnant ten, gali labai staigiai reaguoti ir vėl turint patirtį, įgūdį ir superinę komandą, kuri pas mane dabar dirba, užsimerkus gerai. O didelė jūsų komanda? Kada įvažiuoju, pas mane principas yra toks. Mes įvažiuojam konvojų
apie 10 žmonių, nu kiek mašinų, kiek krovinių, mėgėjų jau naujokų aš stengiuosi neimti, vis tiek žmogus turi suvokti, kur važiuoja, mes nevažiuojame į Lvivą, į Kijevą, arba, nu net, aš kai sakau, net tolimesni miestai, nu nelabai mes ten stojam, mes važiuojam Dniepras, tai yra paskutinis taškas, kur yra sandėlys. Ir tenai aš padėkoju savanoriam, turiu organizaciją, kuri tuos savanorius atvariusius mašinas, atvažiusius krovinį, parveža atgal į Lietuvą. Ir tada mes dažniausiai liekam aš, Arūnas, dviese, todėl kad netgi, ką ir minėjom prieš pokalbį, važiuoti į pozicijas dėl saugumo, konfidencialumo, dėl ryšio, dėl pasitikėjimo yra visai kiti dalykai, kada aš jau važiuoju 3 metus, Arūnas mane lydi metus, ta prasme, tu atvažiuoji, tu tada žinai tiksliai, lygiai tos pačios koordinatės, lokacijos, iš kur tu žinai, ką tas žmogus, kuris važiuoja, įdės į internetą, pasakys, ir tu iš vis tie, kur skambina, aš tavo vairuotojas, nu, iš kur tu gali turėti pasitikėjimą. Ir vat tos pilnos pozicijos, pavyzdžiui, šį kartą mes apvažiavom 4-6 padalinius. Tai ir tu būni pasatkiai, tu būni pozicijoje, tu bendrauji. Tai jeigu čia nutekins nahotka для špionų. Ir va tada važiuoja komanda labai tiksliškai, kartais nakvoji pozicijose, kartais grįžti, bet lokaliai judi palei visą fronto liniją. Pradedi prie Charkovo, tada Dniepras, Zaporižė, Chersonas ir grįžti per aną pusę atgal. Pastaruoju metu tokie, mes irgi prieš laidą, prieš filmavimą apie tai šnekėjom, tiesiog noriu akcentuoti galbūt, kalbėjom apie tokią savoką kaip karo turizmas. Taip. Kas tai yra ir kaip tu į tai žiūri? Oi, čia yra tas, dėl ko... čia yra vieta, dėl ko manęs daug kas nemėgsta, dėl to, kad aš labai griežtai eliminuoju žmogų, jis davažiavo iki Dniepro, aš jam padėkojau, ačiū. Ir labai daug man suvokimo davė tada, kai Arūnas pradėjo su mumis važiuoti. Tai yra profesionalas, kuris žino, kuris aiškiai supranta, kaip kas turi būti, nes net aš galiu visko prisigalvoti, nepraėjus karinių mokymų. Ta prasme, kaip elgtis, pavyzdžiui, elementari situacija mums duoda lokaciją, čia ir tave nustebins, 3 metai karo, vadavietė, važiuojame vėl mokykla. Arūnas sako, mes čia mašinos neparkuosim, vėl suparkuot. Mes važiuojam už 500 metrų. Išlipę laukiam susitikimo, todėl, kad atskridimas, realiai tai nėra toli nuo fronto linijos. Ta pati sušikta mokykla. Ta pati nieko nepakitus. Ir ką laukiam. Ir tada, kai stovi, Arūnas ir klausia. Pavyzdžiui, sprogimas, kurioj vietoj krisi. Ir tu pats po daug kelionių pradedi išlipi ir skanuoji teritoriją, kur tu krisi, kur pasitrauksi, ką daryti, ką išsiimti, kur tavo bronikas, kur tavo šalmas. Tikrai šitų įgūdžių aš neturėjau. Man pasisekė karo pradžioje, aš tikrai pusmetį gerą važiavau su Pazavnoj mama, Kyborgu iš 14 metų, kuris yra nurašytas ir mane lydėdavo, jis mokino mane stebėti dangų, klausyti, nevažiuoti įsijungus muziką, su pradarytais langais, kur turi būti šarvai, kaip užkabinti, kaip įvažiuoti pasatkės, kaip stebėti, kad neišduoti lygiai tų pačių koordinačių, kaip miškais važiuoti, kaip matyti, kur yra sunkiosios artilerijos nuvažiavimai, kaip girdėt garsą, kuris jau yra pavojingas, kada 300 metrų nuo pozicijų, o jeigu 2 kilometrai gali savo rūkyti ir nekreipti tai dėmesio. Tai aš gavau tų įgūdžių, bet kada tu važiuoji, tai vėlgi, tas karas jis nenuspėjimas. Pradžioj dronų nebuvo, dabar dronai. Dabar yra uždengta net rūkstant cigaretę, jie slepia ranką, todėl kad termikai viską mato. Ten jis mutuoja ir ten tiek yra paralelinių linijų, kad kas yra teisinga, kas gali būti nuspėjama, tu nežinai, kas bus po 2 mėnesių. Ir jeigu ką mes matėm gruodį,
jau birželį, gruodį apie repus kalbėjo va taip, nu atsargiai, kad čia pontas, kad čia reikia birželį rebai, pirkam rebus, dabar jau važiavom, kad sako, mes nesidedam rebą, nes pagal rebą, kur nugesina linijas, ten ir atskrenda, tai yra, kurie jo nesijungia, vien dėl to, kad jo neišsektų ir nepaleistų ant jo sprogmens. Ir vėl, ir aš manau, kad nuvažiavus dar po 2-3 mėnesių, vėl bus kažkoks pokytis, kuris kariui gal dar suvokiamas strategiškai, eiliniam piliečiui arba moteriškiai, kurie aukoja tą 10 eurų paramai, gal net ir nereikia žinoti. Jis tiesiog per greitas, bet tai yra didžiausias ekonomikos progresas. O karo turistai? O karo turistai, tada grįžtant prie šitų, tai yra tie žmonės, kurie tikriausiai nori pajusti karą iš arti, patys prisižiūrėjo Hollywoodo filmų, jie nori nuvažiavę nusifotkinti prie griuvėsių, lipa į apkasus, kur dar gali būti pilnai likę minų ir absoliučiai nepagalvoja, kad jų atvažiavimas, jų fotkinimas, jų dalyvavimas, tai tik dar papildomas grūzas kariui, jeigu įvyks nelaimingas atsitikimas. O kodėl juos įleidžia, ta prasme, kodėl juos Jie kažkokią misiją vykdo tuo pačiu, ne? Bet vėlgi, šnekant, jeigu čia jau mes kalbam apie apkasus, apie nesustabdo jų, ar jie kaip stalkeriai? Pirmas dalykas, tai jau kur arčiau fronto linijos, tai yra aišku ir blokpostai, ir uždaryta, ir ten nelabai ir privažiuosi. Tai netgi 15 kilometrų, kur stumdėsi fronto linija, taigi ten nepastatysi prie kiekvieno įvažiavimą ir tas dar yra šustrumas, kur kokiu takeliu davažiavo. Ir atvežė 3 gesintuvus ir 1 dujų balionėlį su. Tai va tie turistai atvažiavę, jie viskas gerai, jie vis tiek atlieka misiją, paduoda. Bet aš manau, kad tikrai nereikia sukelt papildomo rūpesčio kariui atvežus 5 stiklainius uogienės, menkavertės paramos. Taip, atitraukti jį dėmesį, užimt laiką ir tuo pačiu rizikuojant savim, aš nematau, kad tai gyvybė verta 5 stiklainių uogienės arba ten kažkokių patalynės pakuotę. Supratau. Tai po truputėlį tada finalizuojant visą tą reikalą, pabandom sukonkretinti ir suformuluoti, ko mes norim, gerbimieji mūsų klausytojai ir žiūrėtojai, jūsų paprašyti. Reikia pinigų arba automobilio važiuojančio savo eigą. Visą kitą mes pasiruošim. Automobilio arba dar geriau automobilių ir dar geriau 5, 10, 15, kiek jų bebūtų, jie visi nuvažiuos ir jie visi nuvažiuos toks gaila, bet reiškia į liūdną situaciją, į karą ir darys darbą, kad ta situacija būtų šviesesnė ir geresnė. Ačiū labai, Marija, kad šiandien radai laiko atvažiuoti iki 10 akmenų namų. Man tai labai daug apskritai gyvenime davė pažinti su tavim. Aš seku jau 3 metus, taip. Ypatingai seku po mūsų bendros kelionės į Ameriką. Mes su Marija važiavome į Ameriką ir važiavome į Ameriką, kurioje neturistavom, o rinkom lėšas Ukrainai, kiekvienas į savo kelius. Labai džiaugiuosi, kad Saulės Smiltys kiekvieną kartą pasižiūriu, jūs vis dar esat, jūs vis dar važiuojat, vis dar darot ir man susižavėjimas natūralus tikrasis. Ir ką, linkiu mums visiems sėkmės, šviesos ir kada nors galbūt mes susėsim jau visai kitom nuotaikom, viskam pasibaigus. Bet aš net nebejoju, kad jei karas pasibaigs, viskas bus gerai, bet tavo fondas ir tavo reikalai nepasibaigs, man atrodo, niekada. Manau, kad tai. Ir tai prasme, ar tai bus vaikais besirūpinantis, ar dar kažkom besirūpinantis, bet tau šitų idėjų niekada nepritrūks, už ką tau labai ir ačiū. Ačiū, gal kažkada pensininkais rūpinsit, kada išeis į senatvę, tada reiks. Tokiais, kaip mes tuo metu būsim. Taip. Ačiū visiems labai, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad remiat, nepamirškit to daryti ir ateityje. Iki malonaus. Iki malonaus.